Pivašiūnų globos namuose dirba labai nesąžiningas ir neteisingas direktorius. Mano brolis gyvena Pivašiūnų globos namuose. Jis neįgalus, 10% dalyvumas ir 90% nedalyvumas. Po insulto suparalyžiuota dešinė pusė. Neaiškiai kalba. Nupjauta dešinė koja. Nuo 2024 metų gruodžio mėnesio negauna 20% pensijos ir vienišo išmokos. Balandis 17 mėnesių, kai Eugenijus negauna 20% pensijos ir vienišo išmokos. Eugenijaus pensija Pivašiūnų globos namų direktorius Alytaus sodroje susitvarkė be Eugenijaus paso su pavogtu paso kodu. Pasas pas mane, pas seserį Kaune. Brolis parašė sutikimą, kad saugočiau jo pasą ir visus dokumentus tvarkyčiau aš. 17 mėnesių Pivašiūnų direktorius pasisavina tiesiai iš sodros Eugenijaus 20% pensijos ir vienišo išmoką. Per 17 mėnesių Pivašiūnų direktorius padarė 17 nusikalstamų veikų, nes jis pasisavina iš sodros kiekvieną mėnesį daugiau kaip po 160 eurų. Per 17 mėnesių Pivašiūnų direktorius padarė 17 nusikalstamų veikų. Prašau stabdyti Pivašiūnų globos direktoriaus nusikalstamą veiką. Neperveskite Eugenijaus pensijos į Pivašiūnų globos namus, kol jam nebus atiduoti visi pinigai už 17 mėnesių. Parašykite, ar galite padėti, ar kreiptis į policiją dėl 17 nusikalstamų veikų. Iš tikrųjų yra labai skaudu, kad šitaip elgiasi Pivašiūnų globos direktorius. O tai yra baisiausia ir blogiausia, kad šis žmogus net nenori bendrauti su manim,
su Eugenijaus seserimi, nes jis žino, kad aš jam liepsiu atiduoti Eugenijui priklausančius pinigus. Nebendrauja ir socialinė darbuotoja. Žinoma, kam būtų blogai pasisavinti po 150 ir daugiau eurų kiekvieną mėnesį. Aš žinau, todėl jie ir nekalba. Tai jie labai blogai daro. Jie turbūt labai nori, kad apie juos rašytų laikraščiai, rodytų televizija. Taip, Lietuva turi žinoti apie šį žmogų, Pivašiūnų globos direktorių. Taip turi rašyti ir laikraščiai, taip turi rodyti ir televizijos.